sureagavote šituos, sakykime, mestus kaltinimus? Yra racijos žodžiuose, kaip galvojat, kad būtent tai nulėmė fiasko Puerto Rike? Pradėk, Jonai. Ne, aš iš tikrųjų tai tos istorijos gal nelabai tiksliai ir žinau, tai nelabai galiu kažką komentuoti. Man šitoje visoje situacijoje, visoje istorijoje tai kliūna porą dalykų. Tai visų pirma, kaip čia viskas išaiškėjo, tai kažkas iš vidaus išnešė. Nu, tai mūsų laikais tai bent jau Kaziolo toj rinktiniai nebūdavo. Tai čia atsiprašant, jau taip jau žargonu kalbant, jau bent jau rinktiniai, kad ir kas nutikdavo ir likdavo rinktiniai, likdavo komandoje, tarp trenerių, tarp stafo, tarp žaidėjų. Tai čia vienas dalykas. Čia išėjo jau su visom detalėm ir taip toliau, tai čia reiškia, kažkas iš vidaus viską išpasakojo. Nu, tai čia jau tokiam žmogui iš viso komandai ne vieta, manau, yra. Kitas dalykas, žaidėjai gal, jeigu tai buvo, galimai tai buvo, ten, kaip sakyti, niekas iš vienos pusės nepagavo, nenufilmavo, įrodymų per daug gal nėra. Bet jeigu galimai tai buvo, tai žaidėjai gal, sakyčiau, tiek aukoja 2 savaitės savo laiko su šeimom, su draugais ir taip toliau, tai gal reikėtų tada pakentėtas porą dienų truputėlį, taip jau neužbaliavot jau, jeigu ten tai buvo, bet sakau, čia turbūt, kad išnešė ir čia gal dar tas skandalas, ar nežinau, nepavadinsi čia tą skandalų, bet ar čia ir Balčiūnas pasakė, kad buvo išėję pasėdėti ir taip toliau, bet tai man ten Balčiūno to istorijoje tai kliuvo, ką ten žmonos veikia iš viso. Bet čia skirtingas istorijas, man atrodo, Balčiūnas šneka jau po olimpinės atrankos, o Tapinas šneka po to, kas įvyko po pergalės sunkios prieš Dramblio kaulo krantą. Nu tai va, tai čia irgi, nežinau, čia tos istorijos persipinusios, manau, kad tik tais tie visi žmonės, kurie tenais dalyvavo, žino visą teisybę. Ir čia jau, kol jie nepradės kalbėti, pasakoti viešai, tada manau, kad šitą istoriją ir užsidarys, bet man labiausiai tai tas išviešinimas kažkurio ar žaidėjo, ar trenerio, nežinau, žaidėjo, kiek suprantu. Kiek vakar teko domėtis tą istoriją, tai jo, tai čia... Pats blogiausias dalykas yra. Vidai piktis yra ant vieno žaidėjo, kad nematai jisai išnešė. Taip, o tu irgi, Linai, labiau koncentruojasi tai, kas išnešė šitą istoriją, o ne tai, kad jį įvyko? Matai, visų pirma, kiek man teko ten girdėti, kalbėti ir ten, kas ten buvo ir viskas, tai istorija turbūt didžiausias piktis, nes jinai neatitinka pilnos realybės. Okay. Nu, kaip vasarėlė, girdėjau, sudeginai Mačiulio namą Savanorių prospekte, Kaziolo ieškojai, kas dar gero? Aš Kaziolo ieškojau. Aš tai neieškojau Kaziolo, jautri tema dar tęsiasi. Aš tik pasakiau, kas būtų pas mus, kaip buvo viskas ir kaip buvo Rūbinės ir tas, o ten, žinai, vyrai čia, jų rinktinė buvo, jų... Puerto Riką ir galvoja, kad vienas kažkoks toks istorinis netikslumas. Kas yra gerai, turbūt, kad kadangi pavardės aš žinau ir manau, kad tikrai žinau, tai nei vienas iš tų 4 ponų Los Andželė turbūt jau nebebus reikalingas rinktiniai, su tuo ir sveikinu Lietuvą. Nu ir pavardinti tos ponus, tada pabaigai laidos. Tiesiog atsitiktinė tvarka. Tu juokauji. Nedarysi aš tą. Darysi? Atisai, vilecha vis tiek. Tai aš paklausiu ją palaidas ir paskui parašysiu komentaruose. Okay. Apsimetęs, kad tai ne aš. Būk tai tu nežinai. Tada galėsi apsimest, kad aš taip pasakiau. Iš kur tu žinai? Kalbėjai su Tapinu? Yra. Ne, nesu Tapinu. Bet yra būdų sužinoti. Aš tai tikrai nežinau. O kaip? Su Donatu kalbėjai? Ir nes... O Kazolas Donatas, tą žinai, ne? Ne, nežinau. Dabar tu pas palaikti savo. Gerai, iki.